Sveiki, aš jūs pamokysiu groti, kaip tai pasakius. Aš jūs pamokysiu groti gamą. Mums reikės, aišku, groti, kaip sakiau, tai mums reikės tik dūdelės. Žiūrėkit, skylutės, viršai 3 ir apačioje 3. Dabar, kuri yra kairė ranka? Mano tai šitą. Kairę ranką dėkite viršui. Taip uždenkite 3 skylutes, dešinę apačioje. Ir ar ne taip. Pridėkite prie lūpų ir pūskite. Dabar pakelkite vieną pirštą nuo apačios. Ir taip kelkite. Pabandykime. Seniai benaudojau šitą. Ir pamėginkime. Gerai. Aš tai nelabai moku atgal, bet pasimokykim į pradžią. Gerai? Gerai? Pabandom. 1, 2, 3. Dabar užgavėnį pasimokysim groti čigonų dainelę. Dabar dainuokit. Aukštame kalnely čigonai stovėjo. Aukštame kalnely čigonai stovėjo. Dabar užsidenkit visus ir grokit. Bičmala, džingala, džingalala, bičmala. Bičmala, džingala, džingalala, bičmala. Dainelės dainavo, šoko uliavojo. Dainelės dainavo, šoko uliavojo. Bičmala, džingala, džingalala, bičmala. Bičmala, džingala, džingalala, bičmala. Dabar pasimokysim kitą užgavėnių dainelę. Bėgo ožka per mišką, bebėgdama suklupo. Vienas ragas kėpso, visi vaikai vėpso. O jūs vaikai nevėpsokit paskui ožką ir bėgiokit. O jūs vaikai nestipsokit paskui ožką ir bėgiokit. Tikiuosi jums patiko mano užgavėnių dainelės, tikiuosi išmoksit groti gamą. Dabar ant pabaigos pagrokim gamą ir paskui dainuosim sunkią dainelę iš gamos padarytą. Gerai, dabar sudainuokim. Do, re, mi, fa. 3, 5 kartus neatsikėvėdami su vienas. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, 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 do. Aš tai nežinau, čia 6, 5, neskaičiavau, bet jeigu jums patiko mano ir užgavėnių dainelės, ir gamai, ir pusė gamai, ir su pusė gamai,
Ir tikiuosi, jums patiko mano užgavėnės. Užgavėnės iš tikrųjų po 3 dienų pas mane bus viso gero.